pristatysiu naują terapinę metodiką, o tada eisim giliau jau į patyrimą, pažiūrėsim, kiek mes čia norėsime eiti giliai, nes galima eiti labai giliai, galima tik paviršium susipažinti. Kas pirmiausia yra girdėjusios apie internal family systems, arba tai būtų vidinė šeimos sistema? Aha, ir jūs esate girdėję, ne? Ką žinot apie vidinę šeimos sistemą? Aha, kad nėra blogų dalių? Aha, labai gerai. Tai vadina, jau maždaug žinote, ne? O kitas, kas jūs čia pastumėjo ateiti, prisijungti, koks smalsumas galbūt? Man tik, kad negirdėtas dalykas. Aha, naujas, nori susipažinti. Kad turi tas knygas, kurį dar neatsiverčiu. Ai, irgi turi nusipirkusi. Neskaito. Aš perku draugę skaito. Ma čia geras dėl, aš perku draugę skaito. Aha. Super. O kitoms, kas įdomu, kas pastumėjo prisijungti? Tai va, daug kas galvoja, kad IFS, Internal Family System, tai yra vidinė šeimos sistema, kad čia kažkoks konsteliacijų būdas. Daug kas taip man klausia, čia apie šeimą, aš sužinosiu apie savo šeimą kažką, tai žinokit, čia yra apie mūsų vidų viskas. Viskas apie mūsų vidinės dalis. Tiesiog, kad ta terapija buvo išrasta šeimų terapeuto ir taip kažkaip sujungia, kad realiai mes viduje visi turim savo tą vidinę šeimą, tas visas dalis. Tai šiandien tai bandysiu pristatyti per daug, neinant į tą tokią kažkokią labai super didelę teorinę dalį, nes tai gali dažnai, manau, mus atitolinti nuo realios esmės, apie ką tai yra, kai mes bandom sukategorizuoti visas savo tas vidinės dalis. Mano pačios istoriją jau dalinausi Žydrutei prieš pradedant, kad pradėjau nuo jogos mokytojos, tada į dietistę ir tada pradėjau dirbti žmonėm, kurie turėjo valgymo sutrikimų. Pamačiau, kad tos realiai valios ugdymo metodikos nelabai veikia. Ir tada pradėjau hipnoterapiją taikyti, kadangi hipnoterapija mano gyvenime buvo prieš tai jau daug metų. Pamačiau, kad hipnoterapija daug labiau veikia valgymo sutrikimams. Žmonėms padeda nustoti valgyti emociškai, bet kažkaip vis tiek būdavo kažkokių dar trukdžių. Ir pastebėjau, kad dalių hipnoterapija, nes yra daug skirtingų hipnoterapijos būdų, ne? Veikia labiausiai ir tada pradėjau gilintis daugiau, kur yra daugiau tų dalių kažkokių metodikų. Ir atradau vidinę šeimos sistemą, nes tai yra apie mūsų visas dalis. Ir tai buvo tas paskutinis taškas, kas padėjo man pačiai proveržį padaryti didžiausią ir mano klientam, nes tada nebūdavo, kad man reikia išstumti savo kažkokią emocinio valgymo dalį, aš turiu būtent susijimti, valią įjungti. Atidavau iš lengvumo, kad aš matau, kodėl ta dalis emociškai valgo, sukuriu su ją ryšį, ją integruoju ir jai nebereikia savo darbo atlikti. Ir tada gaunasi viskas daug lengviau. Ir taip mano gyvenimas tada pasuko nuo viso to vien tik į vidinę šeimos sistemą. Ir aš neseniai grįžau, gyvenom Balyje prieš tai. Ir dabar mano misija yra nešti šitą žinutę labiau Lietuvoje, nes Lietuvoje tai gana nauja metodika yra. Iš tikrųjų, tik labai keletas žmonių apie tai daugiau kalba. Tai labai smagu, kad įruot, kas skaitė knygą. Tai IFS ir yra vidinė, ne? Tada čia yra family, tai yra šeimos. Ir S sistema. Tai kuo tai skiriasi nuo kitų modelių, kas naudoja daug irgi dalių darbo. Pavyzdžiui, geštalto terapija naudoja daug dalių darbo. Schemų terapija, irgi dalių darbus, vidinio vaiko terapijos, ten dar kažkokios emocijų paleidimai. Yra daug visur realiai, per visas terapijas, jeigu pažiūrėtumėm, visur yra tas darbas su vidiniam dalim. Bet kuo tai skiriasi, kad tai yra toks labai priimantis ir labai sistematizuotas požiūris. Tai nėra tik mano vidinės vaikas kažkoks. Tai yra iš tikrųjų visa sistema, kas padeda mums nerti labai giliai. Tai mes šiandien taip padarysiu tokį įvadą, kad jūs jau galėtumėte pradėti tai taikyti, naudoti savo gyvenime, jau išėjus iš šios paskaitos, po to bus šiek tiek praktikos irgi, ir nerti giliau ir giliau. Tai, pirmiausia, tai yra iš IFS teorijos, tai yra tos dalis. Apie kokias aš dalis čia kalbu. Ne? Tai gal aš tą šių nuplėšimą, kad jis jau plyšta.
Tai yra mūsų dalis skirstumas į 2 pagrindinius tipus. Tai yra dalis, kurios yra mums padeda išgyventi, tai yra vadybininkai, ne menedžeriai, kad, mes dauguma mūsų čia esančių funkcionuojam iš tų menedžerių. Gerai, menedžeris kas toks yra? Kontrolierė, planuotoja, perfekcionistė. Aš jums esu paruošęs iš tikrųjų visą sąrašą vadybininkų, tai kai darysim teorinę dalį, mes galėsim savyje patyrinėti, kiek aš iš tikrųjų gyvenu iš savo tikrosios savasties ir kiek aš gyvenu iš tikrųjų iš vadybininkų, kiek tai yra iš tikrųjų ne apie mane, tai yra iš gyvenimo. Ir aš kai pradėjau studijuoti į vidinę šeimos sistemą, supratau, kad iš tikrųjų aš gyvenu visiškai iš savo perfekcionizmo, iš kontrolės, iš kažkokio niekada negalėjimo pailsėti, aš laik turiu daryti, kad kažkokio turiu įrodinėti. Nenuostabu, kodėl mano kūnas buvo visokios ligos, įtampa, psichosomatika. Tai yra apsauginės dalis, ne? Galim tai pavadinti. Protektoriai, pavyzdžiui, ne? Ir iš apsauginių dalių yra 2 tipai. Tai yra vadybininkai. Ir tada yra ugniagesiai. Tai vadybininkai yra tie, kurie menedžina mūsų kasdienį gyvenimą. Every day to day. Planuojam, kaip mes gyvenam, po to nersim giliau, čia supažinint. Ugniagesiai įsijungia, kai jau šitie nebesugeba sumenedžinti mūsų kasdienybės, jau mes vis tiek kažkokį palėtėm skaudų tašką savyje, prie ko prieisim. Ir tada jau įsijungia, kad, einam emociškai pavalgom, einam pažiūrim serialą, einam galbūt apsiprekinam, kad tik tais nuimti tą vidinį skausmą. Bet realiai tas skausmas yra iš tremtinių arba sužeistųjų dalių. Tai šitos dalis ir yra tie mūsų vidiniai vaikai, tie sužalotai, kurie jaučia gėdą, skausmą, kurie jaučia vienišumą, baimę, kad juos paliks, kad juos atstums, pažeminti. Tai visos tos skauduliai, ką mes nešiojamės, kaip tai susiformavo. Įsivaizduojam, jeigu vaikas gimsta, jis yra pilnas, jis tiesiog komunikuoja pilnai, jis nori valgyti, jis sako, kad jis verkia, kad jis nori valgyti, jis reiškia save. Bet jeigu aš kaip kūdikis reiškiu, kad aš noriu valgyti ir aš verkiu ir mano tėtis griežtai mane atstumia visiškai, arba neatliepia mano poreikių, tai galiausiai man tai yra, aš negaliu garsiai reikšti savo skausmo, savo poreikio, aš turiu užsidaryti, aš turiu būti gera mergaitė, kad mane mylėtų, nes viskas kūdikiu yra, kad aš išgyvenčiau, kad aš būčiau mylima, pamatyta, nes kitaip aš mirsiu. Ir tai mes per gyvenimą toliau einam, išmokstu, kad aš negaliu ten garsiai rėkauti, nes manęs irgi nepriims. Aš žinau, kad jeigu aš būsiu susivėlusi ar kažkaip netaip apsirengsiu, mane irgi atstums. Ir aš visur renku, kokie aš negaliu būti, kokie mano aspektai yra nepriimami ir aš juos uždarau. Aš esu per daug garsiai reiškiuosi, uždarau. Gerai, reikia būti tyliai. Aš mokykloje netaip atsakau klausimą, mane sugėdina prieš visą klasę, geriau tada nekelti rankos, iš viso nieko nežinoti. Arba ten mano draugių būrelyje pavydi man, kokia aš esu ir tada, reikia tada būti netokiai žibančiai, aš turiu kažkaip užsidaryti. Ir taip aš užsidarau. Tada galiausiai būna ne pirmos meilės santykiuose, yra dar kitos dalys, kur mes artimuose santykiuose išmokstam, kad mano partneris nepriima mano kažkokių poreikių, aš turiu juos irgi uždaryti. Ir taip tie visi tremtiniai, tos žaizdos vidinės ir susiformuoja. Ir tada vadybininkai ateina tam, kad gerai, kad aš nejaučiau šito skausmo, atstumimo, gėdos kažkokios, aš tada būsiu tobula. Aš viską darysiu geriausiai, visur mokykloje būsiu geriausia, būsiu visą laiką labai gražiai atrodysiu, būsiu pasitempusi, visose būreliuose geriausiai veiksiu, kad tik nieks netrigerintų mano tos gėdingos, kad aš esu iš tikrųjų neverta
aš esu nepakankama, aš esu viduje tai labai bloga. Ir kai aš uždedu tą kaukę perfekcionizmo, aš funkcionuoju iš jos visiškai, tada aš jaučiuosi, kad aš tarsi pasaulį apgaunu ir niekas net nepamatys pro mano tą perfekcionizmo kaukę, kokia aš iš tikrųjų esu. Bet jeigu kažkaip taip susidaro situacijos, kad galiausiai tiek mano ta gėda išlenda, aš kažkur pasijaučiu gėdinga, nepakankama, tada jau ateina ugniagesiai, gerai, einam prisivalgom kažką, nes jau per daug aš nebegaliu jausti, man yra viskas, ta gėda, nepakankamumas, aš turiu kažkaip tai užgesinti šitą skausmą. Ir mes taip ir gyvenam. Dėl to aš sakau, kad dauguma žmonių ir gyvenam iš tų vadybininkų, kas nėra irgi blogai, nes jeigu mes pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, dalinamės prieš paskaitą, kad yra dalis knyga, nėra blogų dalių. Ne, mano mokytojas ją yra parašęs, kuris yra sukūręs Richard C. Schwartz šitą metodiką, kad iš tikrųjų nėra blogų dalių, nes visi tie vadybininkai, visi perfekcionistai, kontrolieriai, manipuliuotojai, visos pykčio dalis, kurios prisiema atsakomybę, kurios pradeda mus vesti kažkokias priklausomybės, jos visas atlieka funkciją. Tai jos yra mums naudingos, nes jos mus apsaugo nuo to vidinio skausmo, kurį mes uždarėm savyje. Ir kas atsitinka per metodiką šitą einant, tai mes pažinsim savo tas visas nedalis, nes jų yra visos sistemos, nėra, kad tiesiog mano vidinis vaikas, vidinė paauglė, vidinis suaugėlis ir viskas. Ne, iš tikrųjų yra viena aplink gėdos dalis ir visa yra lavina kažkokio ten pykčio, perfekcionizmo, bandymo įrodyti, nepakankamumo, tada yra kažkokia vienišumo, tada aš įsikabinsiu, aš tada būsiu tokia gera, kad manęs nepaliks, aš tada dar visokių strategijų prisigalvoju. Ir taip manyje yra visos tos tie žemėlapiai tokie vidiniai. Kodėl tai ir vadinasi vidinė šeimos sistema, nes tai yra realiai daug tų šeimų manyje. Ir kas atsitinka, kai mes einam per šitą metodiką giliau, tai mes paleidžiam, mes išgydom tuos tremtinius, sustinkam su tojais gėdingais, paliktais, vienišais, skaudančiom vietom, bet kas vadiname galbūt šešėlių darbu, tokiu gilesniu. Ir tada mes, kai paleidžiam šitą skausmą, šitie vadybininkai, tai kontrolė, menedžeriai, visokie persivalgytojai, priklausomybės dalis, joms nebereikia irgi būti. Ir tada natūraliai, kas atsitinka, atsilaisvina erdvės ir išnyra mūsų tikrasis aš. Bet ko irgi skiriasi labai šita metodika nuo kitų, kad tai yra pastatyta ant to kertinio suvokimo, kad mano tikrasis aš, mano tikroji ta savastis, dieviškumas vidinis, jis visada buvo, visada yra ir visada bus. Ir mano mokytojas darė daug tyrimų ir su žudikais, ir su prievartautojais, su įvairaus tipo žmonėm ir surado, kad iš tikrųjų visi turi. Nieks, kad ir koks yra blogas, ne mūsų visuomeniai suvokimu žmogus, visi vis tiek turi tą savastį, tą ašį savo. Tiesiog, kad jinai yra apdėliota tom visom sunkiom naštom, kurias mes nešam, kad mes net nebežinom, kas aš iš tikrųjų esu. Nes aš prieš tai buvau nuolatos įsitempusis laikas, viską turėjau sukontroliuoti, sumenedžinti, emocinis valgymas buvo mano gyvenime labai, kol aš nesupratau, kad pradėjus atlaisintas tas naštas, nes turėjau labai sunkią vaikystę ir pas mane buvo labai daug tų tremtinių, labai daug gėdos, labai daug vienišumo, smurto, peržengimo mano ribų. Ir kai aš tik pradėjau atlaisinti tą erdvę, natūraliai mano tas vidinis aš pradėjo skleistis, nors aš prieš tai 10-15 metų dariau meditacijas kiekvieną dieną, jogą, važiuodavau į Indiją, visokius ašramus, ten dvasiniai mokytojai. Taip, tai padėjo man menedžinti toliau savo gyvenime, bet man kas buvo, kad mano dvasingumas tapo dar vienas vadybininkas. Aš tą pradėjau savo gyvenimą vadybinti iš, gerai, dabar medituosim, dabar reikia pridėti savo dėkingumo praktiką, čia dabar, čia mano siela pasirinko, tai viskas čia normalu, čia, kad aš turėjau tokį psichopatą tėtį, čia viskas, taigi, čia mano siela tai pasirinko, aš čia einu per tas pamokas, kad tik nejaučiau to skausmo iš tikrųjų, kurį aš jaučiau, kokia mano vaikystė buvo ir kaip aš užaugau, ir tos gėdos. Ir tai, kad, priėmus, tai pamačiau, kad tas dvasingumas gali būti dar vienas vadybininkas, tada iš tikrųjų tai atsivėrė tie dvasiniai aspektai, apie kurie tie mano dvasiniai mokytojai buvo visai kalbėję, kad tas vidinis stebėtojas, ta vidinė meilė, tas dieviškumas. Tai savastis,
yra kertinis aspektas, ant ko statoma yra visa terapija. Ir ko, pavyzdžiui, skiriasi, kiek esate susipažinusios su attachment theory, prieraišumo teorija, kad yra avoidant, anxious, ambivalent, disorganized. Kaip mes kuriam ryšį su kitais žmonėm, kad aš, pavyzdžiui, vieni labai, to teik, man labai tavęs reikia, tu nebėk nuo manęs, o kiti, oi ne, man reikia erdvės, tu man čia per daug, o kiti yra biškito. Ir iš tikrųjų, ką to prieraišumo teorija sako, kad mums reikia susirasti žmogų, su kuriuo mes galėtume sukurti tą saugų prieraišumą. Kas turėjo būti iš tikrųjų mūsų tėvai, kai mes augom. Bet, o kaip dabar mano suaugus, jeigu aš esu visiškai ten, ar noriu atsitraukti nuo žmonių, arba noriu kaip tik laikytis visų, kaip man dabar rasti žmogų, dabar pagydyk mane, būk mano tas saugus prieraišumas, kad aš galėčiau pagydyti. Tai, yra labai sunku, dėl to labai žmonės prisiriša prie savo terapeutų, pavyzdžiui, nes, aš nebegaliu be savo terapeuto, aš turiu visą laiką eiti, kad aš gaučiau tą sveiką santykį. Tai ką, bet IFS daro, kad mes sukuriam tą saugų prieraišumą viduje. Kad aš susitinku su savo tom dalim, kurios bėga nuo santykių, kurios gaudo santykius ir nori laikytis, tik manęs prašau nepalik, kurios yra išsitaškiusios, kurios nežino iš visko jos nori, kad mes viduje iš savo savasties sukuriam santykius su visom šitom dalim ir joms tada yra saugu būti su manim. Jos nebeturi mane užimti, už mane perimti. Pavyzdžiui, esat mačiusios filmą labai gerai iliustravo Inside Out, Išvirkščias pasaulis. Tai yra multikas? Kas yra mačiusios? Visai yra mačiusios. Tai realiai, irgi mano mokytis konsultavo šitą filmo sukūrimą. Tai yra, kad viduje mes turim pultą, valdomą į pultą, iš kurio mes naviguojam, ir yra tada visokios dalis, kurios perima tą pultą. Vat mano šiandien kažkokia perima liūdesys mano pultą, aš tada liūdna. Perima nerimas, aš tada tokia esu. Tai realiai, kaip mes galim išmokti, kad pasirūpinti tom dalim, kad jos neperimtų mano pulto, kad aš galėčiau veikti iš savo savasties. Tai yra gana ir dvasinė praktika, ir visai ir šamaninė praktika, ir to pačiu psichoterapijos metodika, kuri yra sparčiausiai populiarėjanti pasaulyje, kas yra labai smagu. Nes tai realiai tai nėra tik terapija, tai yra kaip aš naviguoju pasaulį, kaip aš naviguoju santykius su žmonėmis. Net, pavyzdžiui, šitą paskaitą skaitant, man prieš tai būtų buvę mano nerimo dalis, kuri nori būti tobula, pasirodyti labai gerai, kad mane labai mėgtumėt jūs visos ir galvotumėt, Elena, tai tokia nuostabi, taip gerai, tokia gera lektorė, čia taip man tai padėjo, transformavo mano gyvenimą. Tai dabar, kadangi aš jau su tom dalim susitikus, aš jau žinau, kad man nebereik būti tobula, man nereik būti, kad jūs mane mėgtumėt ir mane priimtumėt. Aš dalinuosi, kas man pačiai labai padėjo ir galbūt kai kuriam rezonuos, galbūt kai kuriam visiškai nerezonuos. Bet aš prieš tai nebūčiau galėjęs čia stovėti taip ramiai ir tiesiog dalintis, nes man būtų kiek daug naštos buvę ant pečių, kad aš turiu dabar būti labai visų mėgiama. Ir galvočiau, gal jai nepatinku aš, o gal jai nepatinku. Tai apie tai, kad leidžia mums gyventi iš savo misijos, nes man nebereikia savęs blokuoti. Kiek čia mes valandų turime? O šiaip yra, kad mes turim būtinai baigti ant 4:30, ar nėra, ne? Galime gerai. Taip, tada yra, apie attachment theory pakalbėjau. Dar kas yra dalykas, kad yra vidinė šeimos sistema, gali būti labai ir kognityvi. Pavyzdžiui, su kitais žmonėmis aš dirbu, kurie yra darę vidinę šeimos sistemos terapiją su kitais specialistais ir jie atėjo, sakau, o tai kažkaip čia visai kitaip. Nes aš labai sujungiu dar hipnoterapiją iš savo backgroundo ir prieš tai daug metų studijų somatinių patyrimų. Tai yra ta tradicinė vidinė šeimos sistema, ką No Bad Parts rašo, Richard Schwartz, ir tai yra somatic IFS. Kai mes einam į kūną, tai aš labai visą laiką kviečiu integruoti kūną viskame. Nes kūne tos visos traumos ir visos tos baimės yra. Ir mes per kūną einant galim labai tada išlaisvinti. Irgi tas irgi skirtumas yra nuo, pavyzdžiui, kokios kognityvinės terapijos. Gal labiau Žydrutė galėtų pakonsultuoti šitą atveju, bet kognityvinė terapija tikrai yra labai naudinga. Aš labai daug žmonių dirbu, kurie yra praėję daug kognityvinės terapijos, nes turi būti tam tikras jau sąmoningumo lygis, kad galėtume nerti, susitikti su tom
savo vidiniam dalim. Bet tai yra toks labai patyriminis, nes ką mes čia dabar girdim, teorija, bet realiai viskas yra, mano kiti klientai sako, kad tai jaučiasi kaip kažkokia vidinė psichodelinė kelionė vos ne, nes kai mes susitinkam su tom dalim, jos būna labai vizualios, arba labai kinetiškos, arba labai per garsą susijungiam, per pojūtį. Tai yra iš tikrųjų vidinė kelionė, susitikti su savo vidiniu pasauliu ir per savo pasąmonę dar integruojant. Aišku, mes šiandien nesutiksim per savo pasąmonę, bus labiau toks kognityvinis levelis šiandien, bet kad turėtume tai omenyje, kad tai nėra dar viena teorija, kaip man naviguoti pasaulį. Aha, man dabar reikia, aišku, aš dabar čia gyvenu, aš dabar čia iš menedžerio, dabar čia mano egzailis įsijungia tremtinys, čia mano ugniagesys, nes kiti klientai, kurie labai prisiskaitė knygų, būna ateina pas mane, sako, žiūrėk, pas mane dabar taip. Ir aš tokia, tai čia jau kognityvinė dalis įsijungia, kad menedžinti dar viską, menedžinti šitą visą procesą. Tai irgi daug tokių niuansų yra. Yra ir dalių, kurios yra apsimeta savastim. Aš irgi tą dalį labai turėjau. Iš mano visų dvasinių praktikų aš turėjau labai gerą tą menedžerį, vadybininką, kuris apsimetė, kad yra savastis. Aš išsiplėtime, aš to energijoje gyvenu, bet realiai šitos dalis, kai mes su jom sustinkam, jos mus priims tik tada, jeigu mes sustinkam iš savasties. Tai čia yra kertinis skirtumas, kad aš negaliu susitikti su savo kontrolės dalim iš savo teisėjos dalies. Nes tada bus, tu čia per daug kontroliuoji, baig, tu kontroliuoti, matai, kad tavo vyras nepatinka, kad tu jam kontroliuoji, griūna tavo santykiai. Nebus nieko. Aš turiu ateiti iš smalsumo, iš savasties. Tai kas tas savastis? Dabar ir galėsime nueiti, po to pakalbėsiu dar apie polarizacijas ir kaip tik šiandien su draugė vaikščiam ir pasakau, kaip manifestacijai naudoju vidinę šeimos sistemą, tai irgi galėsiu pasidalinti, jeigu bus įdomu. Bet realiai tai yra tas vidinės lyderystės kelias, kaip aš galiu vesti pasaulį ne iš savo visų tų sužaistų dalių, o iš savo tos tikrosios savasties, iš ašies, iš savo intuicijos, iš dieviškumo, iš meilės. Tai manau, kad mes čia labai gerai apsisuksim iš tikrųjų dėl to laiko. Jeigu bus tada įdomu, galėsim vėliau pratęsti, pagilinti, nes tikrųjų labai daug niuansų. Aš čia ką papasakau, yra toksai paviršius, kad tik susipažinti, bet prie kiekvieno galima labai dar giliai nerti ir kaip santykiuose jo pasireiškia, kaip pasireiškia kitose dinamikose. Bet kalbant apie savastį, norit patirinėti labiau tą savastį. Gal pirmiausia paklausiu jūsų, kai aš sakau savastis, tas vidinis centras, kokie jums žodžiai ar jausmai ateina? Apie ką jums yra ta savastis? Nurimimas. Džiaugsmas vidinis. Tai. Kažkokia. Aha. Šypsena. Taip. Tikrasis aš. Labai gerai. Kokiu dar apibūdinimų tam, kaip jūs galbūt savo kalboje su to susijungiat? Gal kažkoks savotiškas unikalumas? Unikalumas. Išsiplėtimas. Taip. Bet jeigu prisimintumėt laiką, dabar gali net visos užsimerkti, prisiminti laiką, kai jautėtės, tai pilnai savim, taip kažkokios išsiplėtusios, gerai. Ir kas ateina, kokie kūno pojūčiai, kokie vaizdiniai ir žodžiai, epitetai. Ir tikrai prisimint laiką, kai jautės pilnai savim, taip, čia aš, kaip gali būti. Gal tas pagrindinis tai laisvė. Aha, laisvės pojūtis. Tai gali būti pojūtis kūne, kad jaučiu kūne lengvumą, jaučiu širdyje šilumą, jaučiu gal labai dabarties momentą. Aha. Dabar kada pasakė, tai saugumas. Saugumas, taip. Labai gerai. Jo, tai aš paskaitysiu, yra tokios 8C qualities, tai 8 savasties savybės, kurias apibūdina mano mokytojas, įkūrėjas šito metodo. Tai yra ramybė, aiškumas, smalsumas, atjauta, pasitikėjimas savimi, drąsa, kūrybiškumas ir ryšys. Tai čia yra kaip atpažinti. Čia nėra baigtinis sąrašas. Čia yra kaip jisai sudėjo, apie ką maždaug tai yra. Kad kai mes
kad einam į savo vidų, naviguoti, pasitikrinti galim, aha, iš ko aš einu, ar čia yra noras kažkoks pakeisti, ar čia yra, man smalsu. Ir aš vis tik sakau klientam, kad jeigu yra sunku susitikti su savo vidiniam dalim, nes kaip aš dirbu su klientais, kai mes darom sesijas ir tada jų vidinis darbas, patiems naviguoti, kaip mano tos dalis kasdienybėje pastoviai išlenda. Ir kad durys į savastį yra per smalsumą. Jeigu aš susitinku su kažkokia, pavyzdžiui, ten mano achieverė, kuri nori labai daug pasiekti dalis. Ir jeigu aš ją pamatau ir mano kitos sistemos dalis jaučiasi, kad jau baigtų, jau kažkokius pasiekimus čia daryti, atsipalaiduok moterie. Jeigu aš ateisiu iš tokios energijos, nieko nebus. Tai vis laik per smalsumą mes galim aktyvuoti tokį, kad, gerai, o man įdomu, kodėl tau taip reikia pasiekti visko, geriausiai būti visur. Ir per tai mes galim užmėgsti santykius to dalim. Ir ką tikriausiai dabar irgi pastebėjot, kad tas mokinimasis užmėgti santykių viduje taip pat persėda ir į santykius išoriai. Aš tai kai matau, kad mano partneris ten kažkas jam emociškai užėjo ir jeigu man trigerina, kad ko tu čia dabar gali būti vyras ir čia neemocionuoti, aš tada galiu, smalsumas. O įdomu, o kodėl, apie ką tau yra šita emocija, šita situacija. Tai visiškai kaip mes einam į savo vidų, išmokstam su savimi kalbėtis, taip pat persėda ir vaikams, mūsų artimiesiems. Iš tikrųjų, mano santykiai visi labai transformavosi, kai aš pradėjau realiai gyventi tuo, nes aš kaip su savim kalbuosi, aš taip ir su kitais ateinu iš tos savasties. Ir tai yra dar 5 kitos dar savybės savasties, tai yra buvimas čia ir dabar, yra kantrybė, perspektyva, kad aš galiu matyti situacijas iš aukščiau, atkaklumas ir žaismingumas. Ir per visas šitas savybės, per, pavyzdžiui, grįžimą ir čia ir dabar, galim irgi aktyvuoti savo tą savastį. Per žaidimą, kai mes įsijungiam po to kažkokio žaidimo nuotaiką, per tai irgi aktyvuojasi. Tai yra 2 būdai, nes sako, žmonės, kai ateina į mano kažkokius užsiėmimus, o tai kaip man gyventojai savastytų, man pasakyk. Tai yra 2 būdai. Yra per atlaisvinimą naštų iš čia ir per fokusavimąsi į savasties savybės. Nes jeigu mes tik, gerai, sako kiti, aš padirbėsiu tai savo savastim, tada aš teisiu terapiją, nes man reikia savasties, kad aš terapinčiaus. Bet iš tikrųjų, eina tai kartu, nes po truputėlį, kai atlaisvinam čia vietą, atlaisvėja vietos savasčiai. Nes mano sistema natūraliai įsileidžia daugiau to savasties, esmės, to vidinio tikrojo aš, kai nebėra jinai užspausta. Taip. Gal yra kažkokių klausimų ties savasties aspektu? Ar kažkoks patyrimas? Šiaip čia dar nepaskau, aš įrašinėju, bet čia bus įrašinėjama tik mano dalis, tai jūsų pasidalinimas nebus, tai yra konfidencialu, kas čia vyksta ir nebus dalinimasi. Gerai, o kaip vietą tą atlaisvinti? Aha, taip, tai va dabar savastis ir dabar eisim į vietos atlaisvinimą. Dar gal pasidalinsiu ties 2 aspektais polarizacijos ir manifestacija, tai kad gali būti, kad yra realiai mes sunkiausiai gyvenam tada, kai yra daug vidinių konfliktų tarp mūsų tų vidinių dalių. Pavyzdžiui, labai dažnai yra, paimant tą emocinio valgymo aspektą, kad gana suprantamas yra. Viena dalis, kuri nori valgyti sveikai, gerai atrodyti, jaustis lengvai. Ir yra kita dalis, kuri nori komforto, nori pasimėgauti, galbūt kažkokį skausmą užgniaužti vidinį. Ir tos dalis pastoviai ir konkuruoja. Gerai, dabar aš viskas, arba ten, pažiūrėjau, kūdinimosi dalis, ne? Kad aš kūdinuos, nes aš noriu būti liekna ir graži. Ir tada, kad FU, aš gyventi savo malonumui. Ir tada einam ant dietų, tada aš tą nejau, viskas per daug. Ir taip mes ir susibuojam pastoviai. Arba yra dalis, kuri nori gyventi atsipalaidavus, moteriška, tekanti, leisti vyrui pasirūpinti dalykais, ten jo kažkaip labai nestresuoti. Ir tada yra kontrolės dalis, kur tu turi viską suplanuoti, viskas turi būti pagal planą ir iš kontrolės, nes, nesaugu ir negalima taip. Ir nuolatos mes turim daug tokių vidinių konfliktų visur. Ir
ta poliarizacija, kai mes eisim tą vidinį darbą toliau, irgi labai svarbu pažiūrėti, ar yra kažkokia kita dalis, kuri yra opozicijoje. Nes tada vis laiką bus tas į vieną galą, į kitą, į vieną galą, į kitą. Tai labai dirbam su poliarizacijom, kažkam vidinės sistemos susipriešinimais ir gali būti jie visi ten visaip susipriešinę, tai ten šeimos santykiai, žinot, kaip būna, visaip. Tai vat viduje irgi būna vieni prieš kitą. Ir gerai, galim tada pereiti prie tos labiau praktinės dalies, ne? Kaip atlaisvinti tą vietą. Kaip ją atlaisvinti. Tai vidinė šeimos tema yra nuostabi tuo, kad galima tikrai daug darbo padaryti vidinio, pačiai su savimi. Nebūtina yra eiti pas terapeutą. Tarsi, galima daryti abu. Tik labai priklauso nuo to, kiek jūs esate, kaip pasakyti, pasiruošusi eiti į tą gilumą. Ir tai nėra blogai ar gerai. Vieniem, pavyzdžiui, būna pirmoji sesija, jau paleidžia ten kažkokį visą gyvenimą nešiotą skaudulį, kitiem būna tik po pusę metų, kad prieina prie to, nes sistema labai uždaryta ir nesaugiai jaučiasi. Pirmiausia, susikurti saugumą, kiek jūs jaučiate saugumą, stabilumą savyje, eiti į tą gilesnį patyrimą. Tai dabar, kas turite užrašines, galite pasiimti užrašines, kas neturi, gali pasiimti telefonus, Note appsą. Ir aš dabar skaitysiu, pradėsiu nuo vadybininkų, nes su jais visą laiką, kai darant kažkokias grupinės sesijas, pradedu dirbti būtent tik nuo vadybininkų, nes tremtiniai ir ugniagesiai, čia jau reikalauja labiau one-on-one ir trauma-informed jau tokio care ir kad ne retraumatizuoti, nes tikrai esu girdėjęs ne vieną kartą iš klientų atėjus pas mane, sako, aš nuėjau, man ten, kad ir EMDR, ne, visai yra saugus metodas traumai, ne, paleisti, bet būna retraumatizacijos, jeigu nėra to attunemento ir nėra tos saugos erdvės. Tai mes šiandien tik dirbsim prie vadybininkų, bet žinokit, kad už vadybininkų visada yra šitie tremtiniai. Tai jūs galite pasižymėti, ne, kas yra už to, ką saugo, bet po to mes tai eisim. Bet kad asmeninį darbą dirbant, geriausia yra pradėti nuo vadybininkų. Ir tai jau atlaisvina daug erdvės. Tai dabar aš paskaitysiu tiesiog sąrašą, šiandien ryte tiesiog susirašiau vadybininkų sąrašą ir aš dabar skaitysiu ir jūs galite pasižymėti, kas man rezonuoja, galite tiesiog išklausyti ir tada, kai darysim pratimą, kad susirašysim savo vadybininkus. Kokie vadybininkai mano gyvenime mane vis tą mano pultą perima. Ne iš teisimo, bet kad, jie man padeda gyventi. Aš taip iki čia aš išgyvenau dėka mano vadybininkų. Tai tada skaitau ir kas norit, galite pasižymėti, kokia dalis rezonuoja. Ne? Tai iš vadybininkų yra perfekcionistas, vidinis kritikas, pataikautojas, kontrolierė, planuotoja, racionalizuotoja arba analizuotoja, kad viską reikia išsiaiškinti, išsiracionalizuoti, arba jau kažkoks jausmas jaučiasi, kad bet ne, čia dėl to ir dėl to, nes čia tokia ir tokia teorija, tai viskas yra normalu. Tada yra tas achieveris, nežinau kaip lietuviškai išversti, siekėjas, noras būti vis laiką geriausiai, kovotoja, kad už save kovos iki galo. Tada atsakingoji, kuri prisiema atsakomybę už visą šeimą, kad tik visiems viskas ant jos pečių. Visais besirūpinanti tokia caregiver, kada mamytė, aš visais pasirūpinsiu ir visiems būsiu labai gera. Tada yra taikos palaikytoja, kad ir kokios iliuzinės taikos, bet kad tik tais būtų taika, kad tik tais bent jau kažkokia, nebūtų kažkokių konfliktų, išvengti konfliktų. Tada yra darytoja. Niekada negali pasilisėti, vietą turi daryti visą laiką, taskmaster. Mano močiutė būtų įkūnymas. Pensijoje, reikia keltis 5 ryto, reikia daryti, baigtų, nėra laiko, aš jau 5 atsikėliau, aš tą ir tą padariau ir tą, o tu ką tu čia? Tai darytoja, aš darau ir aš esu dėl to vertinga, ne? Skubėtojas. Vis laik reikia skubėti, niekur nėra laiko.
nes kad tik nesusitikti su savim ramiai. Tada nuolat beskenuojantis pavojaus. Visur aš skenuoju, ieškau, kur čia man pavojinga, kur čia man reikėtų pasisaugoti. Moralizuotojas, kad aš geriau žinau, kaip čia gyventi, o tu čia, žiūrėk, nevalgai ten žaliavalgiškai, tai tu čia jau negerai, tu čia darai. Tada diplomatas, vėlgi, kad išvengti konfliktų. Taisyklių palaikytojas, įvaizdžio palaikytojas, kad aš turiu labai gerai atrodyti. Problemų sprendėjas. Aš visiems ateisiu, padėsiu išspręsti problemas. Kažkoks herojus irgi gelbėja kitus. Skeptikas. Nuolat save betobulinantis. Aš šitą labai turėjau. Nuolat save reikia tobulinti ir dar netobulą, ir dar negera. Visi self-developmentai, ne? Tada chameleonas, kad prisitaiko. Aš su tavim būsiu vienokia, o su jie būsiu kitokia, kad tik aš su visais prisitaikysiu pagal jį. Tada yra taupuolis, nes nesaugu, reikia taupyti. Gelbėtojas, visažinis, tada dvasinis arba intelektualinis bypassinimas. Nežinau, kaip lietuviškai tai įvardinti, bet kad aš dvasiniais visokiais principais pasiremdama nejaučiu. Nepripažįstu realybės ir gyvenu Kaip? Eskeipizmas ir gana toks angliškas. Bet dvasinis vengimas, galėtų būti, kad aš pasiimu dvasinius arba kažkoks intelektualinius, aš psichologija domiuosi 15 metų ir aš tada priskaičiau ten visokių, čia man taip ir taip, nes aš augau tokoj šeimoj, tai taip ir taip yra. Bet realiai aš pasiaiškinau viską, žinojau savo visus mechanizmus, kodėl aš taip funkcionuoju, bet pokytis kažkodėl nevyko, toliau aš įtampoj buvau, toliau mano kūnas visokios ten psichosomatinės ligos, toliau aš norėjau viską kontroliuoti, jau jaučiausi nesaugi. Nors ir viską atrodo supratau intelektualiai, nes tiesiog tas intelektualinis buvo bypassinimas. Tada yra produktyvumo visur nešėjas, kad tik produktyviai viską efektyviai. Tada ribų palaikytojas. Tai čia pasirašiau, kiek tilpo, nes realiai čia dar būtų sąrašas pilnas. Aš savyje atpažįstu visus šitos iš tikrųjų. Čia aš pasirašiau, ką aš susipažinau su savimi. Tai kiekvienai, įdomu, kiek jūs atpažinot savyje iš to, ką perskaičiau. Taip, ir yra kertiniai, kurie įsijungia tam tikrų būdų ir kurie funkcionuoja saugotas kertinės žaizdas. Ir jūs atpažinsit, kad yra kažkiek kertiniai pas jūs irgi. Tada paskaitysiu apie ugniagesius, tremtinius ir tada jau eisim į tokį grupinį darbą, šiek tiek patyrimą. Taip, tai ugniagesiai, tai būtų bet kokios priklausomybės, tai būtų maistas, medija, skrolinimas, nežinau, kokios dar priklausomybės, bet kas gali būti. Tada disasociacija, tai kai būna, pavyzdžiui, labai kažkokia trauminė, stresinė patirtis, tiesiog įjungiu kažkokią nejautrą, tiesiog nebejungiu, disasocijuoju nuo gyvenimo, kažkur išplaukiu ir tai būna labai daug traumą išgyvenusiems žmonėms, kurie būdavo prievartauti ir smurtaujami prieš juos, jie išmoksta nebūti kūne, tiesiog atsitapatinu nuo kūno ir mane čia nėra. Ir tai labai geras mechanizmas išvengti skausmo. Labai tada gali praeiti tą traumą, bet gyvenant toliau 30-40 metų, supranti, kad kodėl aš nejaučiu pasaulio, kodėl aš negaliu su žmonėms susijungti, nes ta disociacija pastoviai yra. Tada yra prokrastinuotojas, kuris viską padarys, kad tik tai neįt kažkokį nepatogumą. Kažkokia self-soothing dalis, save raminanti per išorinės kažkokias veiklas. Tada gali būti impulsyvi kažkokia dalis, kad man dabar reikia dabar pasimylėti ar kažką nusipirkti ar kažkokia impulsyvi dalis, kad aš dabar turiu čia ir dabar kažką imti ir kažkaip pabėgti. Maištautojas kažkoks arba rizikuotojas, ekstremalas, kur ekstremaliai rizikuoja. Tai man su ugniagesiais šiek tiek, pas mane vadybininkai labai stiprus, ugniagesiai
kažkaip vat, menedžeriai tokie stiprus, kad net neprireikdavo ugnegesių. Bet ugnegesiai, mat mane tai būdavo vat, maistas labiausiai, kad emocinį valgymą arba kažkokią tokį disasociaciją nuo gyvenimo. Kažkur aš išplaukiu, vat, ir, pavyzdžiui, meditacija irgi gali būti kaip puikus bet disasociacijos įrankis. Kada aš medituoju, pastebiu, taip yra, ir kažkur ten išplaukiu ir nebereikia būti. Tai vat irgi, dvasingumas gali būti naudojamas visaip. Tas. Taip. Kaip rizikuotojas įeina į ugniagesius? Toks rizikuotojas, gal galima plačiau? Taip, tai rizikuotojas čia yra rizikuotojas ekstremalas, kaip pavyzdžiui, reikia kažkokių ekstremalių sportų, kažkokio adrenalino, ten nežinau, ar lenktynių, ar šokti iš parašiutų, ar ten dar kažką, kad tik pajaus kažkokio gyvenimo, kažkokį, taip, arba rizikuotojas, pavyzdžiui, nežinau, ten eiti, nežinau, į barą, prisigerti, muštis, čia tokie, ekstremalūs, kažkokie, kad reikia man kažką tokio kardinalaus padaryti. Čia ne taip, kad gaunas, kad gesin, bet kaip tik, kad pajusti, atrodo, ne? Tai bus nepriešingai. Tai yra bet kas atitrauks mūsų nuo tremtinių skausmo. Jeigu aš tik pajutau tremtinio skausmą, aš pavyzdžiui, nežinau, palikta partnerio, arba kažkoks grėsia, nežinau, mūsų išsiskirimas poroje. Ir man, jeigu yra žaizda gili palikimo, atstumimo, jeigu aš neturiu tos savasties, tos erdvės, leisti tam jaustis ir tai praeiti, tada, visiškai, mano vadybininkas jau nebegali su menedžiu, nes jau yra tai per daug stipru. Aha. Ir tada ugniagesis ateina, kad, gerai, einam apsišopinam, einam prisivalgom kažko, einam galbūt dar kažkokį, tiesiog attraukia nuo to skausmo, kad tik aš nejaučiu to palikimo skausmo. Prisigerti, nežinau, narkotikai, dar kažkas. Tai, kad tik nejausti. Ir tada galiausiai yra tie mūsų tremtiniai, sužeistos dalis, kur mes tas dalis užrakinam kažkur giliai. Pavyzdžiui, kai vedu žmonės per hipnoterapiją į savo pasąmonę, tai dažniausiai juos pamato kaip kažkokius juodulius arba kažkokias uždarytas duris savo vidinės sistemos, kad ten negalima eiti. Arba kažkokie būna paslėpti dalykai, kažkokie ten po žemėm, tai kai žmonės eina tiesiog nieko nežinantis apie vidinę šeimos sistemą, tiesiog per hipnoterapiją einant savo pasąmonę, pamato, kad yra tos uždarytos dalys. Tada mes einam po truputėlį su meile ir jas galim susipažinti. Tai iš tų tremtinių tai būtų palikimo, atstumimo žaizdos, tai yra vienatvė, gedulas, kad esu nenorima, gėda ir nevertumas, yra pasišlykštėjimas savimi, kažkoks defektyvumas, nevertumas meilės, nepakankama. Yra, jeigu augau, pavyzdžiui, emociškai deprivacijoje šeimoje, kai nebuvo atsižvelgta į mano poreikius, tai emocinė tuštuma, nesuprasta, yra bejėgiškumo jausmas, kai yra nesaugu, yra peržengtos mano ribos, yra baimė, pasidavimas, apatija, beviltiškumas, praradimo žaizda, kai yra kažkokia atskirtis, meilės praradimas, pyktis ir neteisybė, kai esu išduota, yra kažkoks peržengimas mano vėlgi ribų, frustracija, pasimetimas, kai yra besikeičianti nestabili aplinka, nepasitikėjimas, nesaugumas. Tai visą tai realiai, ką aš dabar perskaičiau, sueina tokius 5 kertinius, tokius kaip core wounds. Čia yra daug teorijų apie visą tai ir iš tikrųjų aš dažniausiai prieš tai niekada neskaitydavau tokių dalykų, nes galvodavau, žmonėm patiem geriausia yra atrasti savyje, kas pas mus yra. Tiesiog tada supratau, vesdama workshopus, kad žmonėm yra faina turėti pavyzdžių, jie tada gali suprasti ir tada gali eiti giliau. Tai aš tiesiog skaitau iš to, bet ne dėl to, kad yra tik tai būtent tokie, reikia uždėti kažkokius label. Aš, pavyzdžiui, net sesijose nededu kažkokių tų label, kad čia tavo vadybininkas, čia tavo tremtinys, čia tavo ugniagesys. Ne, mes įleidžiam jiem pasakyti savo rolės. Galbūt, pavyzdžiui, yra,
kontrolierius galbūt save įvardins kaip aš pasirūpinu, kad viskas būtų gerai, taip pat pasirūpintojas. Ir tada tas rolės irgi keičiasi. Galiausiai paklausim, galbūt tas kontrolė po to arba vidinė kritika virsta į palaikytoją, aš įkvėpėjas esu. Tai ne, čia tos yra, kad konceptualiai suprasti, bet realiai darant savo vidinį darbą, mes kuriam santyki kaip su žmogum. Ne, aš nekuriu santykių, kad tu čia, nežinau, mano dukra, mano sūnus. Ne, tai yra besikeičiančios, augančios, besitransformuojančios rolės. Ir tos 5 core wounds, tai yra abandonment, tai palikimas, rejection, atstumimas, humiliation, pažeminimas, betrayal, išdavystė ir injustice, neteisybė. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm per tas 5 core wounds, jeigu yra abandonment, palikimo žaizda, tai kokie tada mano vadybininkai apsaugos tai? Kas natūraliai tada, kokios apsauginės strategijos išeina? Kaip manot? Kontrolė. Planuotojas. Pataikautojas, kuris labai tada overachievina viską, nes jeigu aš esu palikta, tada aš būsiu tokia gera, kad manęs niekas nepaliks. Arba aš būsiu tokia, taip įsiteiksiu visiems, kad irgi aš būsiu tokia nuostabi, kad manęs nepaliks. Arba aš taip įsikipsiu ir taip sukursiu kažkokią galbūt manipulaciją, kad tu tai jau, galbūt aš tave nužeminsiu, kad tu nedrįstum net manęs palikti. Tai yra daug labai strategijų. Vienam tam žaizdai gali būti įvairiausios strategijos, kaip mes susigalvojam. Tada yra atstumimas, jeigu mane atstūmė. Pavyzdžiui, dažnai būna, kai einam per terapiją, nueinam iki pat net įščių, kad net įščiuose, pavyzdžiui, buvo tėvai, kad nenorėjo to vaiko, arba vos gimus, mamai buvo depresija kažkokia. Labai, geri garsai, garso takelis. Tai tas yra atstumimas vaikui, kad aš esu atstumta, nes realiai už viso to, už palikimo, už atstumimo, už visų kitų baimių slypi, kad aš mirsiu. Nes jeigu aš esu kūdikis ir mane atstūmė, mane pažemino, mane paliko, mane išdavė kažkaip, tai aš mirsiu, aš esu gyvė jėga. Dėl to. Kur, Taip. Tai labai gerai somatiškai mes irgi, ką darom, kai nueinam prie tremtinių, žiūrim, ką jie nori. Galbūt jie nori kažką padaužyti, galbūt jie nori išsirėkti. Labai gerai. Taip, tikrai jau atsakai gerą iliustraciją, jo. Tai viskas yra realiai apie tą išgyvenimą, ne? Tai jeigu esu aš atstumta, kokie tada vadybininkai ateina? Menedžint, kad tik nebūčiau atstumta. Kokios strategijos? Prilipimas, aš taip vadinu. Prilipimas. Chameleonas. Prisitaikysiu, Taip. Gali būti kažkoks kritikas, kad aš tada save taip kritikuosiu, kad nieks kitas manęs taip nesukritikuos. Ir dažnai žmonės užaugę su kritiškais labai tėvais, jie tiesiog turi internalize tą kritiką, internalize tą gėdintoją, internalizuotą tą abuserį. Nes daug yra, pavyzdžiui, buvo tyrimai atlikti su beždžionėm, kad kai joms būdavo elektros šokas skiriamas, jos pačios padėdavo save daužyti net prieš tai, tiesiog natūraliai, nes daug yra mums kaip žinduoliams yra daug labiau iškenčiamas skausmas, kai mes jį self-inflictinam. Kodėl, pavyzdžiui, paaugliai pjaustosi. Nes kai yra daug skausmo aplinkoj, man yra daug kažkaip net saugiau ir tas skausmas, kai aš pati jį savo sukeliu, jis man tarsi sumažina tą skausmą, kai kiti man jį sukelia. Nes aš pati jį savo susikeliu prieš tai. Dėl to žmonės išsivysto labai stiprų vidinį kritiką, kad aš save taip kritikuosiu, taip save skalpuosiu, kad nieks kitas manęs, neprilygs tam skausmui. Tai pas mane vidinis kritikas buvo, kažkaip pirmą kartą su juo susitikau, jis buvo kaip 9-aukštis, tokio dydžio. Bet kai tai jau iš savo savasties, kad, geras, tai įdomu. Nes aš prieš tai 10 metų, bet visam tam self-development, ką girdėjau, kad pasakyk stop savo vidiniam kritikui.
pasakyk jam eiti lauk, nubrėžk ribas. Ir man neveikia visiškai, man tas vidinis kritikas toliau bujojo, kai nieko, bet kai aš atėjau į jį iš smalsumo ir kad, geras, o ką tu man bandai padėti, būdamas toks žiaurus man. Žinot, kas atsitiko? Tas 9-aukštis namas, didelis, ten buvo kaip, ne namas, 9-aukščio dydžio monstras kažkoks buvo. Jis tapo dideliu tiesiog balionu, į kurį kažkas įdėjo tiesiog adatą ir jis tiesiog susiskleidė ir tapo mažas meškiukas toks. Aš iš tikrųjų tai labai bijau to atstumimo. Ir tada galėjo man leisti susitikti su savo to tremtiniu skauduliu, kuris buvo toks atstumtas ir nepakankamas ir tada nebereikėjo to vidinio kritiko tokio turėti mano gyvenime. Tai prie atstumimo baimės tai irgi, kad aš turiu būti tobula, kad aš turiu užsidėti kažkokią būti visą laiką, atitikti kažkokius standartus, kad manęs neatstums. Tada yra humiliation, tai pažeminimas. Tai kokie būtų vadybininkai prie pažeminimo? Taip. Kaip kitos manot? Taip. Prie gėdos. Taip, aš užspaudžiu ir aš tampu tobula, kad manęs niekas daugiau nepažemintų. Gali būti ir kiti, aišku, kad aš kitus tada žeminu, įvairių strategijų. Tada yra išdavystės, jeigu yra išdavystės žaizda, tai gali būti, kad tėvai išsiskyrė ir aš jaučiausi išduota, pavyzdžiui. Kokie tada būtų mechanizmai apsaugos? Būsiu tada visiškai savim pasirūpinanti, nepriklausoma moteris, stovėsiu ant savo 2 kojų, neleisiu jokiem vyram manim pasirūpinti, nes tada manęs niekas negalės išduoti. Arba būsiu tokia skeptikė, arba taip viską kontroliuosiu, visą situaciją, kad nebus niekur, kur manęs išduoti. Arba kad ir tas pats pavydas. Ne? Iš to viskas išplaukia. Ir tada neteisybės kažkokia žaizda, tai gali būti, tada moralizuosiu kitus, bandysiu taisyklės kažkokias reinforcinti, saugumą susikurti ir pyktis ir dar visą kitą. Tai mes dabar susipažinom su tom dalim. Ir dabar ką eisim daryti, tai patirsim savo tarsi tokį vidinį žemėlapį, tai dabar skirsim kas 5 minutės jums pareflektuoti, dabar iš to viso, ką mes papasakojame mane. Kokios pas jūs yra, gali daryti, kas turit, pavyzdžiui, popierių, galite ir nusipiešti kažkokią dalių žemėlapį, kad tas susijęs su tuo, tas susijęs su tuo, arba galite tiesiog pasirašyti, kokios dalis, refleksijai, kokios dalis kasdienybėje mano yra aktyviausios, iš kokių dalių aš funkcionuoju. Ir galite pasirašyti ir kokios baimės yra už to. Tai jeigu aš daug kontroliuoju, arba iš tikrųjų daug viską reikia man suplanuoti, arba labai man yra... tobulai turiu viską padaryti iki smulkmenų, nes bijau ten kritikos. Ir tada, kokios žaizdos iš to yra. Tiesiog pasižiūrėti, kaip manot, 5 minučių užteks tam tokiam. Tai ten nustatau 5 minutės. Kas turi telefoną, gali telefonę. Jeigu norit, galim pasipriešyti ir šitą kažkaip, jeigu kažkas turi tušinukų pasidalinti.